Piniguose tai tikrai laimės nerasi. Tai pati kvailiausia, šudiniausia mintis, kurią man tik teko girdėti, ir toj paaiškinsiu kodėl. Kad pinigai, kabutėse, laimės neatneša, man teko girdėti tiek šeimoje, tiek visuomenėje, mokykloje, manau, kažkiek tai irgi akcentavo, kad ne piniguose laimė, kad yra kitų dalykų, bet kame tikrai yra laimė, tai yra sveikatoje. Kai tu turi daug ir pakankamai pinigų, pas tave sumažėja stresas, nežinau, net man atrodo, gali netgi 10 kartų. Tai labai paprastas pavyzdys. Kai tu turi pinigų, tu gali savo leisti maistą kokybiškesnį, tarkime, šūkininkų pirkti. Nes kai parduotuvės pasižiūri, tai ten, tragedija su maistu, ten pilna šlamšto, ten pilna konservanto, pilna šūdo. Ir skonis irgi ne pats geriausias. Jeigu tu perki gerą maistą, tu geriau jauties, tai automatiškai tu jautiesi laimingesnis. Tai vėl, piniguose yra tos laimės. Jeigu neturi pakankamai pinigų, tai tu turi važinėti su viešojo transportu. Tai irgi kelia stresą, nes ten, belia kokių žmonių būna. Viena situacija buvo, aš tiesiog sėdžiu ramiai, kažkas tiesiog iš oro pradeda rėkauti autobuse. Kažkoks ten vyras paėmė skėtį ir pradėjo kameras ten daužyti ir sakyti, pažiūrėkit. Ir iš karto automatiškai stresas kyla, pyktis. Tada galvoju, kad jis ant mane šiandien šokti, nes ten, visokie ten plauko žmonės, tame viešam transporte būna. Tada galvoju, kaip čia man daryti, galiu tiesiog jį nuskirti, jeigu jis ateis ar dar kažką. Žodžiu, nereikalingas stresas. Ir vėl dėl to, kad nepakanka pinigų tą patį automobilį nusipirkti ar taksi išsikviesti, tai vėlgi. Grįžti namo po tos situacijos, jauti stresą ir laimė vėl krenta. Jeigu tu turi pakankamai pinigų, tai tu gali realiai gyventi bele kur. O jeigu jų yra mažai, tai tu turi taksyti su dabartinė situacija. Pavyzdžiui, pas mane aš turiu dabar nuomotis kambarį, savo būtų negaliu šiuo metu įsigyti, išsinuomoti. Turiu gyventi mieste Vilniuje, kur man kaip ir miestas pats iš esmės nieko blogo yra, bet ta aplinka mane tai labai vargina. Tai ten mašinas važinėja, tai triukšmas, tai sienos irgi tokios pakankamos plonos, tai viską girdėt, irgi bereikalingas stresas, kurio geriau, kad nebūtų. Ir tada blogesnė nuotaika būna, tas depresyvumas padidėja. Ir dabar aš prieš video įrašant galbūt 5 kartus perrašinėjau video, nes tiesiog toks pyktis yra, kad tiesiog negaliu susikaupti, nes kažkur ten kažkas ten už sieną girdisi. Tai ačiū Dievui, kad pas mane yra geri kaimynai, tai tam tai tikrai galiu Dievui padėkoti, kad tokius turiu. Bet jeigu, tarkim, tokia situacija, kad ir kaimynai pas tave blogai ten triukšmauja tragedija, tai vėl, kur pas tave laimė bus, kai tu pastoji kažkokiam stresiavatėsi. Tada kažkas dar pro langą, pro balkoną pradeda rūkyti, tada pas tave kambarį, tie dūmai ateina, nueini per kaimynus, pradeda ieškoti, kas ten rūko, sako nieks ir tu turi tada langus uždarinėti, tada oro trūksta. Žodžiu, tie, kas sako, kad piniguose nėra laimės, tai visiškai nusišneka. Tai yra tiesiog tokia labai paprasta ir gera mintis, kurią man teko girdėti iš vienos terapijos, su kuria dirbau. Tai galima būti ir turtingam, ir laimingam vienu metu. Tau nebūtina būti bomžu, nebūtina būti kažkokiam, nebūtina to gyventi nepritekliui, kad tu būtum laimingas. Ir dar viena mintis, net jeigu tu tos sveikatos dėl kažkokių priežasčių neturi, tai visada, manau, yra geriau verkti su pinigais rankoje, negu be jų. Tai būtų tiek, ačiū, kad paklausėt. Jeigu norit pažiūrėti skirtingų įrašų sveikatos temomis įvairiomis, tiek fizinės, tiek psichologinės, galite mano paskyrą sukti, jūsų laukiu ir tada būtų tiek ir iki.